O jeigu tai, ko tau dabar labiausiai reikia, neturi aiškaus pavadinimo. Kartais mes tiesiog nežinome, ko norime. Tik jaučiame, kad tai, kas buvo, man per maža, per siaura, ankštoka, bet mes nežinom, o kas toliau. Ir tai yra ne krizė, tai yra tarsi kvietimas į gilesnį ryšį su savimi. Ir tu neklaus savęs, o kągi aš čia dabar turėčiau keisti, o geriau pagalvok, nuo ko pavargau, ką noriu paleisti, kur jaučiu troškimą tyrinėti, keisti kryptį, ką noriu naujo išbandyti. Ir paprastai atsakymai ateina ne per protą, jie ateina per kūną, per jo pojūčius, per kvėpavimą. Paieškok savy, kur tu jaudinėsi, kur tu jauti pavydą ir va ten pabandyk save. Kartais reiktų paklausti, kas yra tai, kas mane užkuria, kas mane pažadina ir kas viduje rusena tą vidinę ugnį.